Kamanės. Tai balsas mamoms, moteriams ir visoms, kurios bando suspėti. Sveiki prisijungę į Kamanės. Čia atviri pokalbiai apie mamystę, moteriškumą, santykius, amžiną multitaskinimą ir tą tikrą gyvenimą už Instagramo ribų. Mano vardas Aurėja, esu gydytoja akušerė ginekologė ir Žemiau Bambos bendra įkūrėja. Čia mano gražioji kolegė, draugė Greta. Greta yra teisininkė ir pati kiečiausia motinystės išmokų ekspertė Lietuvoje. Ačiū, Aurėja, Taip kaip pat tikra Kamanė. draugė. Kaip tikra draugė. Žinoma? Taigi mes dvi Kamanės, šiandien turime svečią, dar vieną Kamanę, moterį, mamą, psichologę Rasą, kurią mes norim pakamantinėti ir sužinoti tokių turbūt daugeliui įdomių aspektų apie mus, apie santykius, apie motinystę ir vienas iš tų moterų toks atrodo nesibaigiantis galvos skausmas, kaip būti ir graži moteris, ir gera mama, ir, nežinau, puikiai Gera karjeros darbuotoja, atstovė, puikiai taip ambicinga, bet ir gera virėja. Tai kodėl moterim reikia tiek visko daug turėti? Kaip viską įgyvendinti? Ar įmanoma? Sveiki, labai malonu, kad kviečiate. Tai pradedat nuo klausimo, ar ne, kaip moterim viską turėti. Čia tokia dilema, atrodo. Ar įmanoma? Ar įmanoma, toks kaip voverės ratas įsisukęs. Aš galvoju, kad čia gal mes dabar esam tokiam laike, kažkoks toks etapas gyvenime, ar ne, kai ir vaikai maži, ir darbai, ir, nežinau, ir norisi ir kažkokiai visuomenė atiduoti savo dalį, kūrybinių daug idėjų. Kažkas apie šitą laiką yra tokio, kad labai daug visko ir gali būti jausmas, kad intensyvu. Man tai kažkaip visai patinka tokiais atvejais, kažkaip susigaudyti truputį, apie ką čia tas mano gyvenimas, apie ką čia tas etapas, pasižiūrėti, ką klasikai, sako, ką psichologai, klasikai kalba apie žmogaus gyvenimą, tos skirtingus etapus. Ir yra toks Erik Eriksonas, kuris būtent tuo ir įėjo į istoriją, jisai išskyrė 8 žmogaus gyvenimo raidos stadijas, nuo kūdikystės iki senatvės, su skirtingom užduotim, kas svarbu ir kas vyksta, jeigu to neįgyvendini. Tai jis taip ir kalbėjo, kad žmogus eina per gyvenimą, vaikystę, paauglystę, susiranda partnerį ir štai ateina toks laikas, kai atsiranda vaikai, kai atsiranda darbas, kai daug energijos, kai daug kūrybinių idėjų, norisi viską gyvendinti. Ir šitą stadiją jis vadina generatyvumo versus stagnacijos tokia stadija. Ir jisai sako, kad tai yra laikas toksai, kuriame yra nemažai atsakomybių, tikrai daug gali būti ir chaoso, ir intensyvumo, ir tai kažkas yra apie gyvenimo tokio kaip ir net ir pilnatvę, kad tai yra kaina, kurią mes mokam už gyvenimo pilnatvę. O kada turėtų baigtis pagal jį ta fazė, etapas? Jeigu taip jau labai konkrečiai, tai jisai išskiria tokį laiką nuo vaikų auginimo iki 65 metų ir nuo 65 metų jau mes einam į integravimo stadiją, kai viską integruojam, rimstam kažkaip tais, bet man atrodo svarbiausia mintis yra ta, kad viskas yra okei, kad kai kurie gyvenimo etapai tikrai yra intensyvesni. Ir tas lūkestis kažkaip, kad gyvenimas bus visą laiką kažkaip ramus, pasitenkinimą teikiantis, nėra realistiškas. Tikrai būna etapų, kai ir nuovargio daug, ir chaoso daug. Bet, nežinau, ir neuromokslas sako, kad žmogaus smegenys, jos yra generalistės. Jos gali daryti daug dalykų vienu metu, tik tai kaina, kurią mes už tai mokam, tai yra klaidos ir netobulumas. Bet tikriausiai reikia vertinti šitą etapą ir nežinau, ar jūs tai darot ir aš, nes kažkada mačiau reklamą tokią 80 plus metų moteris sėdė ant suoliuko, viena telefono šalia padėtas ir jinai vis tikrina, ar kažkas jai parašė, ar kalendorius išmeta į kažkokį susitikimą ir jis tiesiog tyli. O dabar pas mus telefonas padėtas. Tu norėtum, kad jis patylėtų, ar ne? Taip, siūlo kviesti ten podcastą pokalbį, ten su draugė susitikti ir panašiai, kad tu jautiesi reikalinga ir įdomi. Kol darai, tol gyveni. Taip.
tai pamirštam, aš bent jau tikriausiai pamirštu, nes tikrai mėgstu irgi pasiskustis, čia tiek visko daug, planų daug, norisi ramiai pabūti. Mes Tai su kaip tu draugėm sakai, irgi- yra etapai, dabar Taip. yra toks etapas. tą analizavom, kad norisi ten, nežinau, ritualą kažkokį pasidaryti, ramiai kavos išgerti. Labai dažnai dabar visur atrodo, toks akcentuojamas yra neperdegimas, turim balansuoti, ten rasti savo zen mode kažkokį. Ir mes, mes su draugiam, pavyzdžiui, mėgstam tiesiai šviesiai, pabumbam, kritikuojam ir vieną kitą ir apskritai visus. Ir taip sakom, tai gerai, dabar jeigu taip streso neturėti, kortizolio lygį turėti mažesnį, tai atsikeliam ryte, visi lėtai papusryčiaujam, apie kokią 10 nuvažiuojam į darželį, išleidžiam vaikus, tuomet galbūt nuvažiuojam pasportuoti, iki 12 jau po dušo, galima ramiai nuvažiuoti papietauti, jau ties pirmą atsakom į porą emailų su kavos pertraukėlę, nežinau, dar koksai nenumatytas skambutis ir jau apie 2-3 reikia susirinkti vaikus, nes juos reikia nuvežti į būrelį ir tada aš taip kalbu, tai gerai, o kur tas balansas, nes jeigu mes kalbam apie gyvenimą, kur tu ir dirbi, ir rūpinėsi, ir savim rūpinėsi, ir šeima rūpinėsi, ar tas balansas apskritai egzistuoja, ar čia kažkas sugalvojo, kaip tokį mitą, kur mes dabar tarsi bandom tos siekimybės vaikytis ir dėl to visi puolam į liūdėsi, nes tai yra tiesiog neįmanoma. Rasa, kaip tau atrodo su to balansu? Nu, man atrodo, kad čia turbūt, kad reikia mažiausiai klausyti, ką visi sako ir ką kiti sako, ir labiau kažkaip savo vidaus klausyti. Kūno savo ženklų, kažkokių jausmų, kurie kyla. Man kažkaip, kai tu kalbėjai apie tą visą, išorinį, tą tokį sūkurį, kuris ten įsuka į darželio reikalai ir darbai, man iškyla truputį tokia tornado metafora, kur taip aplinkui gali viskas suktis, bet žinot, kokia yra tykuma tornado viduje? Kaip ten ramu, kaip ten tyku. Tai kažkaip turėti ryšį su ta tykuma ir ramuma viduj, man atrodo, čia kažkoks atsakymas truputį apie tą balansą. Varai tam chaose, bet viduj jautiesi užtikrintas ir gerai. Žinai, tu kaip pasakai, ryte 10 valandą nusi darželį. Taip, jeigu tavo vaikas norėjo, užsidėjo batus, žinai, neatsisakė. Tai aš jau ir taip, žinai, nenorėjau išsiplėsti. Tas rytas gali būti chaotiškas, tornadas, tikrai, tornadas. Bet čia, žinai, turi ir laiko sau skirti ir savęs nepamiršti ir vaikais pasirūpinti ir nereikia skubėti, reikia momente išbūti ir aš taip galvoju, aš dirbu teisinį darbą, turiu 2 vaikus, vaikai irgi veiklus, lanko dalykus ir aš galvoju, tai jeigu aš daryčiau viską taip ramiai, apie save galvojant, balansuojant, kas vyktų. Man iš karto tas streso lygis padidėjo, nes aš tos dienos tiesiog neįsivaizduoju, kaip tai galėtų būti įmanoma, norint turėti aktyvų gyvenimo būdą ir darbą ne iš, nežinau, kaip hobį, kur nueini kartą per savaitę, bet iš tiesų dirbti ir stengtis dėl to. Aš girdžiu, kalbam kažkaip apie tos išorinius labai tokius veiksnius, įvykius, tie vaikai kažkokie tais ir tikrai tornadą primenantis. Bet aš galvoju, kad kartais nereikia daug, turėti ryšį kažkokį tai su ta žinia, kad jo, labai daug visko vyksta mano gyvenime, žiauriai intensyvu, bet aš turiu kažkokį gebėjimą sustoti nors sekundėliai, nors akimirkai, nežinau, giliai įkvėpti, pagalvoti, turėti kažkokią mintį, kad taip, daug visko vyksta, bet manyje yra tų resursų, kurie kažkaip nesikeičia, kurie ramus, kur aš galiu kažkaip sugrįžti mintimis, save nuraminti ir vėl judėti kažkaip tais į priekį. Tai kažkaip apie tokį, ne tiek, kad ta aplinka būtų rami tam, kad aš būčiau rami, bet kad manyje yra tie, resursai, mintis ar galėjimas sustoti, kuris kažkaip mane pamaitina vėl galėti eiti į tą išorinį pasaulį. Jeigu maži vaikai ir mamos, tarkim, mažai miega, tai vis tiek vidinis resursas, tada jau ne apie aplinką, ar įmanoma mamom, ar yra kažkokios, nežinau, technikos patarimai, kaip save susirinkti tą rytą po bemiegės nakties. O miegas toks aštrus ir skaudus klausimas, aš galvoju, karo belaisvius kankindavo, atimdami, miegą. Miegą, ką padaro karo belaisviai? Atima miegą, atima maistą ir atima kontaktus, izoliuoja. Tai mes kalbam tikrai apie tokį nejokingą dalyką. Miego atimimas yra kankinimo priemonė, bet kas įdomaus nutinka, kai žmogus neišsimiega, kad jisai tampa labai kažkaip tai
pastebi daug grėsmės signalų aplinkoje. Jis pradeda matyti daug aplinkoje grėsmės ir čia daug kas tada, kažkaip tai keičiasi ir jos emocinė būsena ir tada pagalvokime apie žmonės, kurie yra arčiausiai partneris. Aš galiu tada kažkaip galiu nebepastebėti, kad jisai ten, nežinau, atnešė kavos puodelį, kad pabučiavo ir aš matau tik tas kojines, matau. Tai to noriu parodyti, kaip svarbu, kaip nuo tų pačių fiziologiškiausių dalykų paveikia mus ta motinystė. Tai kaip susirinkti, ar ne, sakot, kažkaip kaip susirinkti. Aš nežinau, tas lūkestis, kartais gal galima ir nesusirinkti, kartais po bemiegės nakties gal imk ir nesusirink jau šiandien. Taip, bet čia tikriausiai žinutė labai turi būti plačiai transliuojama ir partneriams, vyrams, kad jie žinotų, kad tas nemiegas yra labai sunku ir tikrai neįmanoma lygintis, nes man atrodo, kad aš net, kai dirbau ir naktiniai tie budėjimai, grįždavau po naktinio budėjimo ir atrodo vyras nemažai dalykų namie padarė, sutvarkęs, bet kokių indų. Vienojos lėkštės neįdėjęs į skalbimo šitą indaplovę ir kaip tu, Andriu, čia neįdėjai, kodėl aš čia dar po budėjimo turiu tvarkyti. Nors šiaip aš taip niekada nereaguočiau. Bet tas nemiegas naktį, ta nemiga tikrai veikia santykius, bet jis jau žino, kad viskas. Tu eini miegoti, nieko nedarai, tu eini miegoti. Kad ir kaip ir mamystė, irgi daug tų bemiegių naktų, kad vyrai, kad aplinka būtų, suprastų, kad nemiegas yra žalojantis veiksnys. Aš tai, pavyzdžiui, ir šiaip priėmiau jau tikrai prieš kelis metus tą faktą, kad kai klausiu dėl to balanso, kad jo nėra. Ir tas vaikymasis, tai man toksai, žinai, oro baliono vaikymasis, norint jį sugauti, nors jisai kažkur, gal pas kažką ir yra, kieme kažkur skraido, bet iš esmės turbūt, man atrodo, žalingiau būtų pastoviai to balanso laikytis, bet aš dabar pritariu, dabar tas gyvenimo etapas. Esam jauni, aktyvūs, energingi, vaikų daug ir net be to miego įmanoma kažkaip tą vis tiek ir funkcionuoti ir dar žiūrėk visai tą dieną kartais produktyviai praleisti. Aš jau apie tave dabar kalbu, jau vis tiek pas mane vaikai didesni. Tai išsimiegojimo problema jau turbūt plius minus išspręsta, bet tas balansas, tai man atrodo labai tiesiog toksai utopinis, žalingas. Ar turi klienčių, kas sako, aš jaučiu visišką balansą ir harmoniją savo gyvenime? Ne, nesusidūriau. Ar šiaip aplinkoj draugų? Ar tada tokios klientės, kur ateina, nes aš noriu pajusti euforiją ir balansą? Čia turbūt ir lūkesčių toks klausimas. Gerai tu sakai, kad kiek aš turiu lūkestį, kad dangus giedras visada bus. Sunku turėtų būti gyventi su tokiu lūkesčiu. Bet lietuviai dėl to ir labai mėgsta pabumbėti, vasara vėlai ateina, neturim gero oro, mums vasara patinka, bet kai ateina vasara, tada būna per karšta. Gerai, žinai, ištransliuoja. Ištransliuoja, taip. Bet aš vieną kartą dalyvavau tokiam irgi pokalbį su viena teisininkė ir buvo teisės studentų klausimai. Ir jauni studentai, tai nežinau, 20 keli metai, tai jau sakykim, jau 10-15 galbūt metų jau skirtumas, ar ne, tarp mūsų, visų akcentas buvo, kaip neperdegti dirbant teisinį darbą, kaip neperdegti bandant suderinti studijas ten su praktika, kaip čia, žodžiu, pasiekti aukštumas, bet, žodžiu, neperdegti ir balansuoti. Ir man asmeniškai toks klausimas labai keistai nuskambėjo. Čia gal žalinga specialybė, nežinau, kaip ir medikų, bet, man atrodo, tu pirmiau pavarai, tada jau tu balansuoji ir relaksuoji, bet dabar atrodo toks savęs stabdymas, kad aš šiandien gal, pavyzdžiui, norėčiau dar antrą podcastą įrašyti, bet negaliu, nes mačia laukia, ar ten kavos puodelis, turiu jau ten sugrįžti save, realiai turiu varyt. Yra momentas, kada varai ir tada turbūt momentas, kada ilsiesi. Man taip atrodo, tai aš save taip dabar esu apgydžius ir atrodo tas veikia, bet gal čia rasa žalingas toksai, gal aš kaip tik turėčiau labiau tas mintis įsileisti. Kaip tau atrodo? Aš girdžiu, tu su tokiais kartų skirtumais čia susiduri, bet pastebi, ar ne, kad jau... Taip, jau čia prie to praktiškai tema yra kartų skirtumai. Truputį ateina su kitais kažkokiais tais, ir jie rūpinas ir ta emocinė sveikata, apie tai kalba. Man iš vienos pusės visai gražu, kad kažkaip jie laiko mintyje, kad tai yra svarbu.
Bet galvoju apie tą ribą, nu, vat kur yra ta riba, kiek čia pavaryti, o kada jau aš turėčiau kažkaip pasižiūrėti savęs. Nieks nepasakys, kaip tu pats tik tai jauti. Kur yra tavo riba? Tavo kūnas pasakys. Kur yra tavo riba? Jo. Kai mūsų pašnekovė sakė, Aura gali pasižiūrėti statistiką ir jau realiai matys, kad po 2 dienų greičiausiai jau, jau pagulės ilgiau. Čia dažnai įdomu ir kaip tu jautiesi, bet kokį tau jausmą kelia, kai girdi, kai jie taip šneka, kad ne, aš turiu save pasaugoti, aš galiu perdegti, aš gal mačios išgersiu geriau. Ir vat koks tau jausmas tada kyla? Man tai smalsumo jausmas kyla, nes kadangi jie dar jauni, jiem dar viskas prieš akis. Ir va čia tas momentas, kur aš dar pati jauna jaučiuosi, bet tada su jaunesniais, kai pakalbi, supranti, kad jau kartu skirtumas ar neatsiranda, bet atrodo, jam viskas dar prieš akis. Kaip jums viskas pavyks, kai jūs laiką skiriat mačiom gerti, vietoj to, kad... Čia dabar su savo taip, nes visi mes norime... Nueisit iš brangieji. Jo, iš karto po universiteto. Aš nemėgstu. Nu to ir pradėk. Bet aš girdžiu, kad gali truputį erzinti, kad kyla toks ir pyktis, ir erzulys, ir čia yra fainas signalas, jisai rodo, kad, savastis pastebi kažkokius dalykus, sakot, dažnai taip sako, kad jeigu kažkas erzina, mūsų savastis atpažįsta kažkokius momentus, kur gal mes visai ilgimės ir visai trūksta. Ir svarbus. Ir svarbu. Turbūt, bet kodėl, Rasa papasako, kaip tos kartos apskritai pradeda skirtis, atrodo visi buvom. Circle of Life, Eltonas dainavo, Džonas, kad mes senstam ir atsiranda kartų skirtumai. Bet taip ir atsiranda, ar ne? Jūs nedarot, kaip mes darydavom, būdavom, mokėdavom, kodėl atrodo taip, kai būni jaunas, atrodo tavęs niekada tas kartų skirtumas nepasivys. Taip, ir tu netgi tokio nesakydavai kartų skirtumas, tu sakai dabar, nes jau seniai sako kartų skirtumas dabar. Amžiniai pokyčiai. Sakai, taip, amžėjam, kaip gražu, išminties atsiranda, ar ne? Bet man atrodo, kad ir daug dalykų gerų jie atneša, nežinau, nes mano bent jau aplinkoje ir tikrai aš pati kartais taip jaučiuosi ir artimos draugės, kad nepakankamai gera. Tiesiog tas nepakankamai gera mama, nepakankamai gera gydytoja, nepakankamai gera draugė, nepakankamai, tiesiog negana. Įmanoma šitą, kaip savo galvoje, ką daryti, ką savo sakyti, kad viskas su tavim yra gerai, tu esi pakankama. Tai apkalbant, dar čia pridedant apie kartų skirtumą, man atrodo, ta karta neturės šito. Šitą neturės, nes jau jie dabar pakankami. Jie yra geri, labai geri. Tai čia, bet jaustis tą nepakankamą yra nefainas jausmas. Mano bombėjimas, tokiam amžiui. Tai Rasa apie tą ir mamystį, ne tik mamystį, tikriausiai ir karjerų nepakankamumą. Man įdomu būtų kažkaip išgirsti, kas slepiasi už to nepakankama gera. Ar čia tikrai yra nepakankama gera, ar čia yra netobula, nesu labai gera. Aš esu truputį mažiau gera. Ir tikriausiai lyginimasis čia prisideda, nes tu matai, aišku, tu matai tik tai Instagramo stories, ką nori parodyti, ir tu lyginėsi, ir galvoji, jinai geriau, jinai čia viskas suspėjo, nes buvo čia, mes Aivarą pasiskirstom, kas kada dalinsis, ir mano buvo 3 ar 4 dienos ir tiek daug gerų minčių, ir to noriu pasidalinti, ir tą įkėliau vieną story, tiesiog, kad nieko nespėjau. Neįmanoma. Ir būti įdomiai social media, ar netransliuoti, kaip man čia ir čia spėjau, ir čia spėjau, ir dar buvau su 2 vaikais viena, tiesiog, negaliu, arba tada vaikai kenčia, nes mama yra telefone, arba tada aš visiems įdomi graži, vaikai keičia, arba atvirkščiai. Ne, tada būni ant sofos ir būni tu kitam pasauliu įdomi, graži, kol tu ten viską keli, arba tu būni graži, faina momente, kurio turbūt net sunku ir užfiksuoti ir nėra kada pasidalinti. Man atrodo, kad čia irgi toks signalas, kad pas tave gyvenime daug visko, kad tu turtinga esi. Tas jausmas, kad esu kažkur nepakankama, rodo, kad yra daug sričių, daug visko, kad tai yra kaina vėlgi iš gyvenimo pilnatvė, netobulumas, klaidos. Ir va, tas lūkestis kažkoks būti visur labai gera yra nedraugas, yra, va, tas balsas, kuris kažkaip tais išlenda ir kuris sako, kad reikėjo tau pasistengti, dar įdėk pastangos, dirbk smarkiai, kad būtum, jisai teroristas, reikia su juo ginčytis. Bet čia išauklėjimo tas toksai gal, ne? Bet čia tokia tobulas tavo atsakymas, žinok, užsirašysiu, kai baigsim rašinėti, kad
tu, jeigu turi šitą jausmą, tu esi labai turtinga, pas tave visko daug vyksta, viskas. Užsidėk ant telefono viršelio. Bet dabar prie to, prieinant, ar ne, tai galbūt tai kažkiek susijęs su tuo auklėjimu, sakykime, ar ne, kaip mūsų augino turbūt mūsų tėvai, kaip mūsų tėvus augino jų tėvai, ir jau nekalbant apie tas traumas, tokias jau konkrečias, kaip ten, nežinau, seksualinis išnaudojimas, smurtas, kokių pastebi turbūt, traumų iš vaikystės, kur po to žmonėm atsiliepia ar ne suaugus dėl pasitikėjimo, to galbūt ir nepakankamumo jausmo, nežinau, perdegimo, vaikymos ir taip toliau, gal kažkokių turi įdomių įžvalgų. Žiūrėkit, aš kažkaip galvoju, kad gyvenam tokiu laiku, kai tie tėvai ir taip save yra žiauriai nusiplakę, nusibaudę, išsigazdinę, sutraumuoti savo vaikus. Tai šitoje vietoje man labai patinka toks yra nuostabus psichoanalitikas James Hollis, kuris yra pasakęs tokią mintį, kad gyvenimas pats iš savęs yra traumuojanti patirtis. Ir tėvai gali tik sušvelninti arba tik sustiprinti tų iššūkių gyvenimo pamestų, kažkokius tai padarinius. Tai kažkaip tokio truputį švelnumo savo ir galbūt tas klausimas labiau ne apie tai, kaip kažkaip dabar, apie tas traumas, kaip nesutraumuoti, kaip čia būti kažkaip labai sąmoningu, gal keisti tą klausimą į tokį labiau, kad, kaip kurti ryšį su to vaiku, kad jisai nebijotų parodyti, kai jam sunku, kad jis nebijotų paskambinti, kad jis nebijotų paprašyti pagalbos. Bet čia irgi tokio reikia turėti su savim ryšio su savo pažeidžiamu, kad jie matytų, tėvus, kurie netobuli, kurie gali pasakyti, kad man sunku dabar ir paprašyti pagalbos. Bet prašyti pagalbos, esi pastebėjus, kad mamoms, šiaip gal nebūtinai ne tik mamoms, bet žmonėms, bet man atrodo ypatingai mamoms, neseniai podcastas savo Dioro dalinosi ir kaip turi ten pametinukus, kaip ir gamina, ir žindo, ir, žodžiu, be auklės, be jokios pagalbos, ir tiesiog tu klausi ir galvoji, tai paprašyk pagalbos, juk tikrai yra finansų ar auklė pasisamdyti, ar tėvus dažniau, nes jinai sako, Anyta ateis prižiūrėti vaikų, aš turiu viską suruošti, visą maistą, kad Anytai kuo mažiau reikėtų ten tvarkytis, ir kad tikrai sunku tos prašyti pagalbos. Tai čia ar lietuvių bruožas, ar mamų, iš kur šitas kyla? Čia turbūt susiję ir su tavo klausimu prieš tai buvusiu, kad vis tiek yra kažkoks jausmas ir tokia, hipotezė, kuri pirma kažkaip šauna į galvą, kad tai yra kažkokia strategija, su kuria aš einu per gyvenimą, nuo mažų dienų. Gali būti taip, kad ankstyvoj vaikystėje, kai aš buvau maža, paprašyti pagalbos buvo tolygų neišgyventi. Aš neturėjau prabangos net apie tai pagalvoti, aš privalėjau pati tvarkytis, nes net nebuvo šalia žmogaus, kurio aš galėčiau pasitikėti. Neturiu tos patirties, kad aš galiu prašyti ir kad kažkas išgirs. Ir tada aš einu per gyvenimą toliau, taip dėliodamasi kažkaip situacijas, kad aš galbūt net ir neturiu šalia žmonių, kurie gali man padėti, kad ta pagalba ne tokia, kokios man reikėtų. Neturiu žinojimo, kad tai yra vertinga kažkaip prašyti pagalbos. Ir tokia gali būti baimė, kad neparodyt, kad čia kažkoks silpnumo ženklas, ne, kad aš galiu viską pati, juk galiu paprašyti, bet galiu viską ir pati padaryti. Taip, arba taip šeimoje gali būti tokia žinutė neišsakyta kažkokia, kad mes pagalbos neprašom, mes patys, mes esame pakankamai stiprus ir mums nereikia čia. Dar labai svarbu, kaip tu matai, ar tėvai tavo prašydavo pagalbos, ar tai draugai giminės įsitraukdavo į kažkoje. O ne, aš nemačiau to podcast'o, bet šiaip įdomus momentas, žinai, gal turi žmogus tam tikrus, nežinau, ten mitybos dalykus, kaip tie patiekalai turi būti pagaminti. Būna kartais, kad nenori palikti, žinai, su seneliais, nes ten primaitin saldainių arba ten paliks auklį, tai virs koldūnus, o čia namie garintas maistelis ir panašiai. Čia gal toks irgi truputėlį, žinai, savęs kartais tavo standartai aukšti ir tu su žemesniais negali komfortiškai jaustis kartais. Tas, man atrodo, kartais irgi... Tai irgi viskas veda į perdegimą. Veda į perdegimą, čia be jo niekaip. Man atrodo, kad... Tai žodžiu, jau rezumė, balansas neegzistuoja, bet tik tai perdegimas ir apie vertę.
Bet kalbant apskritai apie vertę ir apie balansą, ar ne, tai atrodo mūsų karta, kaip ir tu minėjai, save kaip ir saugo ir tada ir vaikus bando saugot, kad tik tai kažkaip tais nesutraumuot, nors gyvenimas ir pats iš savęs traumuojantis ir mes tikrai mūsų karta, mūsų karta, galim taip sakyti, ar ne, mūsų amžiaus žmonės gilina savo žinias į psichologinę sveikatą, į terapijas, yra normalu eiti, nebūtinai tau turi būti diagnozė, kažkam tiesiog nori savo padėti, galiausiai ir pagalbos išmok paprašyti, ir emocijas nebijoti ar neišjausti, ir su kitais galbūt gyvenimo sunkumais tvarkytis. Ir atrodo, mes mokomės brėžti ribas, save saugom ir mano čia labai subjektyvus toks pamąstymas, visiškai ne kaip šios srities atstovo, kad antiek taip save saugom, tas ribas brėždami, kad mes truputį egoistai tampam ir negerąja prasme egoistai. Ar čia kaip su balansu? Jisai neegzistuoja ir tiesiog tos ribos realiai negali būti, kad aš nubrėšiu ribas, bet aš galėsiu būti, nežinau, ar gera draugė. Bet kokį pavyzdį tu pasakai? Turiu, pavyzdžiui, vieną pavyzdį. Žmogus lankosi terapijų, žodžiu, kelis metus, žodžiu, gydosi savo žaizdas ir visą kitą. Ir man dažnai susidaro įspūdis, kad aš, pavyzdžiui, šiandien nenoriu Aurėją įrašyti podcast'o, nes, gal negeras pavyzdys, tau kažkas nors būtų, tau būtų bėda. Jo, mes susitarėm, bet tau būtų bėda ir aš tiesiog atsisakyčiau, nes man dabar yra laikas, man čia vieną kartą per savaitę gaunu laiką savo kažką paveikti ir dabar negaliu to laiko savo atsisakyti, kad tau padėčiau, bet tau rimta bėda kokia nors ištikus, nes aš saugau save, čia mano riba, aš neprivalau, man šitas labai mane trigerina dažnai, kad aš neprivalau, man neturi būti ir aš galvoju, bet mes žmonės gyvenam bendruomeniškai, mes neprivalom daug ko, bet darom, močiutei galim padėti pirkinius panešti, neprivalom, bet galim, jeigu reikia, ar ten, nežinau, kokiam vaikui pasimetusiam padėti surasti, kur ta mama. Tai toksai man kartais atrodo, kad iš tų ribų išeinam, kad toks egoistiškas aš nenoriu, aš galiu atsisakyti ir aš nepadėsiu, nes aš taip noriu. Man čia neskamba kaip ribos brėžimas. Man atrodo, kad ribą brėžti galima ir mandagiai, ir švelniai, ir rūpestingai. Ir ribą brėžti tai nereiškia kažkaip... Man atrodo, ribą brėžti yra viena dalis, bet kita dalis yra išlikti atsakingu už emocinį ryšį ir emocinį kontaktą. Aš galiu tarkim, pavyzdys galėtų būti toksai, kad, nežinau, ar draugė parašė kažką, tai ar jinai prašo pagalbos, bet tuo metu tu, nežinau, vaikus migdai ar maitini, tu gali parašyti, kad man svarbu, kad tu rašai, aš vertinu, aš atsakysiu rytoj, aš dedu žingsnį kažkokį tai iš savo pusės, kad palaikyčiau tą kontaktą, kad aš neprarasčiau jo. Tai man atrodo, čia klausimas, kaip mes tas ribas brėžiam. Bet gerai, tu sakai, kad mes mokinamės tą daryti. Ir kai mes mokinamės, tai labai natūralu mėtytis tarp dviejų kraštutinumų. Vienas kraštutinumas tai yra kažkoks perdėtas nesavanaudiškumas, kuris slepia kažkokias tai pretenzijas labai didelės, pasyvų pyktį, pasipiktinimą, reikalavimą, žiūrėkit, aš tiek darau dėl jūsų, tai better appreciate dabar jau ką dėl jūsų. O kitas kraštutinumas, toks, nežinau, aš kažkoks kelmas stobrys, kur visiškai negaliu kažkaip prie kito derintis. Tai ir mes, kol išmokstam, mes pasimėtam tarp tų, kol galiausiai pasiekėm kažkokį viduriuką savo. Tai irgi, čia kaip Donskis sakė, gyvenimo grožis, gebėjimas save koreguoti. Padariau blogai, žiūriu, kitas nuliūdo, kitas kažkaip, man atrodo, tavo užduotis irgi pasakyti, kad, žinai, kai tu tai pasakei, aš kažkaip atstumta gal pasijaučiau, taip turbūt ir vyksta, bendraujam, derinamės, mokomės ir galiausiai kažkaip tais. Ir ta riba, nubrėžiau, ar ne, nes man reikia laiko savo. Dėl ko tau to laiko savo reikia? Dėl to, kad tu kažkaip pasipildytum resursų ir vėl galėtum eiti į pasaulį ir būti tarp žmonių. Bet Rasa gerai pasaky, kad mes mokomės brėžti ribas. Man atrodo, kad čia toks šviežias dalykas, netgi tas išsireiškimas, viskas. Reikia užbrėžti ribą, nes aš asmeniškai nesu girdėjęs nei iš savo tėvų, nei iš savo senelių, mano tėvai tikrai nemoka brėžti ribų, nesu mačius pavyzdžių. Tai aš pati realiai pradėjau domėtis ir
tikriausiai pirmą kartą gyvenime tokį sakinį sudėliojau, kad viskas. O pradėjai, išgirdai prieš susilaukiant vaikų? Kai buvo santykių krizė, po 6 metų, po 6 metų, tarkim. Kai buvo santykių krizė, bet tada pradėjom domėtis pala. Aš esu, mano poreikiai yra, aš nelaimingai jaučiuosi dėl to, čia yra riba, tu negali taip su manim kalbėtis ir taip toliau. Tai kiek tai visai neseniai čia pradėjau. Tai aišku, nes tas ribų brėžimas yra ir reikia išmokti su vyru, su vaikais, ar ne, ir jiems reikia ribas, su draugiam, darbe, visur. Tai šviežias dalykas. Taip, šviežias dalykas ir ne taip lengvai ir įgyvendinamas kitą kartą, žinai, tu brėži, kažkas gali ir nepaisyt. Bet man sunkiausia su tais atrašinėjimais, jeigu parašo, aš iš karto atrašau, reikia padėti, tai vis tiek ir pacientės rašo, ir sekėjas, tarkim, kokia nelaimė, ir tada pametu šeimos, tarkim, gyvenimą ar akimirką, o tai, žodžiu. Aš dabar stengiuosi, šiaip man turbūt reikėtų notificationus išsijungti, nes aš irgi pamatau, tai man nesvarbu, koks laikas atrašysiu, bet kur labai giliai pradėjau tikrai stengtis, nesakau, kad pavyksta, tai Instagramo žinutės pradėjau ignoruoti. Pavyzdžiui, aš nepažįstu to žmogaus ir tų žinučių 20. Niekaip negaliu, nes man gali ir Urėja parašyti, man gali ir mano draugė parašyti. Man atrodo, savęs neišmėtysiu. Ačiū, kad atėjai mano profilį, seki. Dabar tau reikia įžvalgos, man irgi daug įžvalgų reikia ir aš jų ieškau. Tai aš tai pradėjau, taip irgi bjauriai sakyčiau, va čia tas, prie ko aš jau ta riba tokia. Gal kažkam atrodo, čia pasikėlus negali atrašyti, bet atrodo, kiek gali to laiko tiesiog poroj turėti, neturėsi daugiau. Instagrame atrašinėja dažniausiai, kol yra mažas profilis ir kad tu augtum, vis tiek turi sukurti tą bendruomenės ratą ir atrašinėjai. Po to automatiškai, kad labai, kai daug tų, tarkim, sekėjų, daug tų žinučių, aišku, kad tu fiziškai negali atrašyti. Taip, aišku, kitos ir pasimeta, žinai, nes, jau visai kitas rautas, bet žinai, tam žmogui tai tu toks pats. Ar pas tave 20 sekėjų, ar pas tave ten 20 000 sekėjų, jisai parašė ir jisai taip tokį asmeninę erdvę tarsi įėjęs norėtų, kad tu dabar nuskirtum laiko, sakytum. Kadangi pati, Rasa, esi mama ir mes esame mamos ir mūsų klausytos pagrinde yra mamos, tai truputį norisi pašnekėti apie motinystę ir įvairius jausmus, potyrius, pokyčius, kas įvyksta. Kadangi jau truputį pradėjome apie tą laiką sau, nežinau kaip jūs, kaip kitos mamos, bet kai skiri laiko sau, kai turi mažų vaikų, tikrai eina kartu ir kaltės jausmas. Ir nesvarbu, ar tai būtų masažas valandos, vis tiek tu galvoji, gal verkia, kad ir dabar įrašinėjom, ar mano mažylė nekenčia, kad nėra kančioje, kad reikia ten pieniuko, ar ten mamos prisigludimo ir taip toliau. Bet jautiesi kalta. Yra tas jausmas, taip, kad aš skiriu laiką savo maloniai veiklai, čia man kaip laikas savo, ar ne? Arba ten jau kai vaikui buvo gal 4 metai ar 3 metai su draugai išvykom į Italiją 5 dienom. Tai irgi jau ten verki, kokia aš mama, čia 5 dienom palikau ir tikrai ir ta kaltė yra, ko manau, kad įdomu, vyrai, nežinau, ar jie, nemanau, kad jie patiria tą. Aš manau, kad fiziologiškai neįmanoma. Tai tas kaltės jausmas čia normalu jaust, ar įmanoma jo nejaust? Galima piliulę kokį išgerti? Aišku, kad nejaust. Nustumkim, uždarykim duris ir nieko nejaust. Ne, bet šiaip juokas juokais, bet kiekvienas tas jausmas yra kažkoks signalas, laiškas nuo psichikos. Tai jeigu dabar mes visus laiškus mesim, mes daug informacijos svarbios prarasim. Bet kaip gražiai evoliucija kažkaip pasirūpino to kūdikiu, kad ta mama, jinai, negalėtų būti nuo jo toli, kažkaip nenueitų. Tai reikia suprasti to prasme. Bet iš kitos pusės man šitoje vietoje kažkaip padeda, toks žinojimas, kad vienas iš svarbiausių brandaus žmogaus bruožų ir savybių ir gebėjimų yra galėti pasirūpinti savim. Mes nuo vaikystės tokį augam ir mokomės, kaip judėti nuo kitų žmonių palaikymo, kai kiti palaiko, pasirūpina, pasiūlo, judam link to, kad mes patys galim save palaikyti. Tai laikas savo šitoje vietoje man labai įkrenta į tą savęs palaikymo sritį ir tai nėra prabanga, tai yra privaloma, būtina.
būtina save palaikyti, savim pasirūpinti, kad tu nesusirgtum, kad tu nesugriūtum, kad tas pats vaikas turėtų mamą, kad tu turėtum iš ko. Visiškai banaliai, kaip tu pilsi iš tuščios stiklinės, tu privalai, kad tu nepyktum, kad tu nelaikytum pasyvaus pykčio, kuris po to ėda santykį. Čia svarbus dalykas, kur tu truputį turi pasiginčyti su ta kalte, irgi vesti kažkokį vidinį dialogą ir priminti savo, aš esu suaugęs žmogus, šitoje vietoje aš truputį turiu dėl savęs padaryti dalykų. Arba arba antrą vaiką turėtų, su antru vaiku pasikeičia. Man atrodo, pirmą kartą, kai mamos tampa, galim teoriškai čia šnekėti ir visada rekomenduoti, nepamirškit savęs, laiką savo ir taip toliau. Bet kai pirmą kartą tampi mama, tikrai labai pasikeičia smegenis, mąstymas, hormonai, tikrai ištaško smegenis ir baimės, nerimas, stresas. Ir apie laiką savo, tai ten net irgi buvai porai metų išbraukus tą tokią išsireiškimo. Su antru vaiku tu, ką šnekėjai, viską dabar suprantu ir stengiasi daryti, nes supranti, kad jeigu tu neturėsi resursų ir tu nori būti linksma, pailsėjusi fan mama, o ne visą laiką ten pavargus, bumbanti, viską, ta pasyvi agresija išlenda visai kitose situacijose ir panašiai. Bet tai irgi parodo, kad tai įgūdis, kurį galima treniruoti. Taip, mokomės, auginam raumenį to. Bet reikia vaiko, kad dar papildomai tą treniruotę geresnė būtų. Antro vaiko reikia, kad jau galėtum tada įvertinti, ką turėjai prieš tai ir dabar, jau galiu ir praktiškai nesijaučiu visai kalta, tik truputį. Taip. Šio pokalbio draugai Multidžen. Multidžen turi platų intymios higienos priežiūros asortimentą, kuris gydo ne tik bakterinę vaginozę, makšties sausumą, pienligę, bet ir turi raminamąjį poveikį tokiems sutrikimams kaip niežėjimas ar dirginimas. Mes, kai su Rasa iš tikrųjų susipažinom per socialinius tinklus, prieš kelis metus tu vedei nuostabų seminarą apie mamystę ir karjerą, ir ar įmanoma suderinti ar ne, kaip mamos jaučiasi, kurios vienas išeina į darbą ten po kelių mėnesių, kitos išeina po 3 metų, kiek čia santykio yra ir tokio heito, kaip va čia jinai grįžo į darbą po 3 mėnesių, tai ką, jai tik karjera rūpi, tik save realizuoti, o tu karjerą bet kada gali padaryti, o vaikai dabar yra maži, dabar juos reikia auginti, arba tikrai būna, kad pasikeičia, kai tampa mama, gimsta vaikas, ambicijos karjeroje, kuri buvo gal karjeristė, kuri tapo mama ir viskas, aš save išpildau, realizuojam motinystę ir, tarkim, vyras gali mane išlaikyti, ar ne? Kaip čia irgi, tikriausiai, žinai, mes kai klausim Rasos, atrodo, tai pasakyk dabar mums tiesą. Taip, mes norim tiesiog atsakymą, o ką daryti dabar? Norim individualios konsultacijos. Mes mėgstam konkrečiai. Šiaip normalu, kad ambicijos pasikeičia, kai tampi mama. Gali jos sumažėti dėl karjeros? Dažniausiai klausimą, ar normalu, ar ne, aš turbūt, retai, kad atsakysiu nenormalu. Taip, tai tikrai yra normalu. Pasikeičia ambicijos. Man kažkaip ambicijos visgi yra apie kažkokią tai gyvybinę energiją, apie kažkokią jėgą, apie interesą, apie smalsumą. Fainai, kad tu klausi, kas būna, kai pasikeičia, kad turbūt pasikeičia ir yra klausimas, kur tada, jeigu ne į karjerą, ar ne, kažkur tai skrypsta mano ta interesas, smalsumas, arba jeigu tai buvo į kažkokią vienos karjeros sritį, kur ta energija teka, kažkaip vis klausi savęs, kur jinai dabar, kur jinai nuteka, kur kur mano fokusas. Ir man atrodo gražu kažkaip sekti, nes kai tu seki savo tos energijos kryptį, tu jauti, kad ten dabar labai gražus dalykai gali vykti, nes tu eini ne prieš vėją, tu eini palei. Kažkas labai tikro kyla. Paskui tą autentiškumą, paskui tą tikrumą. Kiek gražių istorijų yra, kur moteris visiškai šauna į kitą pusę ir žiūrėk, teka ten. Apskritai motinystėje labai dažnai būna net karjeros kryptis pasikeičia, tiesiog verslo idėjos kyla. Toks atrodo momentas. Kūrybiniai. Jo, bet toks, žinai, atrodo, gimsta vaikas, hormonai siaučia. Tu gal nemiegi, taip mes kalbėjom apie tos tokius, žinai, tikrai ir pervargimas, ir tu emociškai kitaip jautiesi, bet kūrybiškumas, iš kuris atsiranda ir tikrai ne vienas atvejis, kai moteris turi savo visai gyvenimo, net ne tik karjeros tokį šiftą, bet
Gal net gyvenimo šifta. Mūsų žemiau bambos irgi gimė, kai... Motinystės projektas. Kai motinystės projektas, kai Aivaras susilaukė savo pirmagimės, tada ir pradėjo, tada aš prisijungiau, kai buvau nėščia irgi. Tai tiesiog visiškai visas projektas yra mūsų motinystės baibis. Man irgi, aš irgi galiu prisidėti, kaip psichologija sakė, atsirado po vaiko pirmagimimo. Geras. Mano irgi atsirado, kai Jonas gimė, taip 5 metų jam buvo. Bet tai vadinasi labai išsigrynini, kas tau patinka, kas tu esi. Bet aš nežinau, ar man, pavyzdžiui, patiko. Žinai, kokios man buvo mintis. Pačioj pradžioje tai aš buvau tiesiog labai tikrai išvargus, nes dirbau daug, važinėdavau Vilnių, mokslai, visa kita. Ir man gimė vaikas, aš fiziškai buvau pavargus, bet aš emociškai, pavyzdžiui, man kėlė džiaugsmą, kad aš galiu sau leisti vidury dienos parke būti ir mėgauti saulę, nestebėti ją pro viso langą. Man tai buvo mano highlightas visame kame, bet prabuvau ir matytas toksai, žinai, atliepia vaiko fizinius poreikius, galva ilsisi, ką tu ten materijų kažkokių nesudarinėsi, bet, toksai esi pavargęs, bet galva matytina ir laisvėja ir man tada atsirado gal ne tiek kūrybinis momentas, bet toksai, o tai dabar aš po 2 metų, kai grįšiu darbo rinką, tai aš būsiu jau menkesnė ir jeigu mane palygint su, tarkim, kita teisininkė ar ne, kuri neturėjo vaikų, tai jinai bus pranašesnė, nes neturės to gepo. Mane tas gepas iš tiesų tokia, gal sakyčiau, net baimė tą kūrybiškumą paskatino, galiu pasakyti. Iš baimės, ar ne, iš nesaugumo. Toks atrodė, reikia man čia neužmigti ant laurų, nes, kas čia dabar bus, nes norisi, kaip bebūtų, kad ir kokioj mes lygioje visuomenėje esam, moterim yra šiek tiek sunkiau, tu iškrenti iš darbo rinkos ir nėra taip paprasta sėkmingai sugrįžti į tą patį. Galiu labai suprasti ir tikrai ir tyrimai rodo, kad jeigu ypač kalbate apie kažkokius korporatyvinės įmonės, kad aišku, kad yra tas, kad tu kažkokio tai įdirbio prarandi, bet man atrodo, ką mes visos, apie ką mes šnekam, apie tos kūrybinius kažkokius klodus, apie kažką, kas išsigrynina, man atrodo, kažkas įvyksta, ar ne, mes kažkaip ar gimdant, ar susiduriant su to kūdikiu, kuris toks gležnas, kuris toks trapus, mes prisiliečiam prie esmės. Nauja gyvybė gimė, ar ne? Taip arti, viskas yra taip arti mirties ir taip arti gyvenimo. Mes sudalyvaujam pačiam gyvybės atsiradimo centre. Kaip tu gali žmogus iš šito išeiti toks pat? Niekaip tu negali. Tu supratai esmę. Ir tada kai tu šitą kažkaip pragyveni, kai tu šitą pamatai, kai tu pamatai, kaip greitai auga tavo vaikas ir kaip čia viskas trumpa, koks čia blyksnis. Kaip tu gali kažką dirbtinai daryti, kažką stengtis, kur tau ne apie tave. Man atrodo kažkaip neišvengiama, kad tu ieškai prasmės, ieškai, kas tau patinka. Tu supranti, kad šitam gyvenimą čia ne juokas, čia greit praeis. Aš negaliu kentėti, aš kažkaip turiu išpildyti savo kažkokį tai autentiškumą, savo, kam aš atėjau, kokia aš. Pradedi kelti klausimus, kas aš iš tikrųjų esu, aš nebenoriu stengtis per sukasus dantis. Ir taip neturėtų būti, man atrodo, kad kai tu esi kažkaip ryšys su to, apie ką tu tikrai, kas tau patinka, kas tau problemas patinka spręsti tam gyvenime. Eini ir sprendi. Visai kitoks tempas, visai kitaip dėliojasi. Va tau ir balansas tada, kai viskas integruota, kai tu ne iš jėgos, ne iš per sukasų dantis, bet per smalsumą, per interesą. Man fainai spręs šitus dalykus. Žiūrėk, kažkaip sukrenta viskas į savas vietas. Lengviau. Arba pasakai, nenoriu. Nes tik po vaiko gimimo irgi dažnai atsiranda tas nes tu atsirenki savo prioritetus ir kaip sakai, kad supranti, kas yra esmė. Bet tas gimties stebuklas tikrai pakeičia ne tik mamą, bet ir santykius su partneriu. Ir atrodo, man toks jausmas, aišku, ir skyrybų statistika liūdna Lietuvos. Visam pasaulinai. Jo, kad tikrai į blogesnę pusę pasikeičia. Ir mes kažkada Instagrame darėm apklausą, tai buvo ten 80, kad pablogėjo santykiai, 80%. Žodžiu, vaikas santykių nesutaisys, jeigu jau neišgelvės. Kodėl taip stipriai, paveikė, aišku, paveikė santykius, tai nes vaikas gimsta, pasikeičia šeimos dinamika,
bet nežinau, ar įmanoma tam pasiruošti, kaip palengvinti išgyvenimą, tą santykių pokytį, ar įmanoma tokį dalyką pasiruošti, nes tu net neįsivaizduoji, kaip kol tu ten deitini su vaikinu, tu net neįsivaizduoji, nei koks jisai tėtis bus, nei kokia tu mama ir kaip įvyks tas pokytis. Jo, žiauru, iš tikrųjų tas, čia vėl apie lūkestį kažkokį tai, ir čia tokio sveiko pesimizmo reikia turėti, ką tu sakai apie santykių krizę, kažkaip, ir kai mes taip kalbam, girdim čia santykių krizę, čia sunku, tu to nesupranti, bet kai tu tame būni ir kai tau viduj dega, svyla, ir tu, tikrai kančios tam yra daug, bet man atrodo, ir tyrimai rodo, kad kažkaip iliustruoja tą jūsų mintį, kad pasitenkinimas santykiais, jisai tikrai per pirmus metus krenta, ryškiai krenta. Ir kažkaip turėti tą, kažkaip ruoštis truputį ir turėti tą mintį galvoje, kad neišvengiamai tu nusivilsi to partneriu. Bus nusivilimo. Nes tu jį tokį, kažkaip vis tiek idealizuoji, vis tiek turi kažkokį tai truputį idealizuotą, truputį nerealistišką jo vaizdą. Tai tu pamatysi realistišką vaizdą, tu pamatysi jį pavargusi, susivėlusi, piktą. Mes su vyru juokavom, kad vaikas išiškino pačias geriausias mūsų savybės, bet ir pačias blogiausias. Aš šiaip niekada nesikeikiu, bet esu keikusi su pirmu vaiku, kai gimė ir ne taip kažkaip tam pampersus, kodėl nepakeitė, nepasisiūlyto. Tai tikrai šitas yra tas pokytis, bet gal kalbėtis ir kaip tu sakai, lūkestis, gerai, gims vaikas, mums didelis šansas, kad bus krizė pirmus metus, reikia tam ruoštis, kad žmonės tik, neidealizuotų šito dalyko, gal tas gelbėtų. Ir kad, žinai, mes neišskirtiniai, mūsų para nėra išskirtiniai, visi, dauguma tai patiria. Taip. Bet tu žinai, tą naivumą tada gal sudegini, kur tu žinai, kai, tokiesi, turėsim šeimą, tokią pasaką sukuri. Bet neįsivaizduoji, kas ta šeima. Ne, tu neįsivaizduoji, bet aš žinai, kaip jauni žmonės, jaunatviškas naivumas, man jisai toks žavus ir aš jaučiu, kad aš jau viskas, jau baigėsi jisai. Mane taip žavi, nes jie būna kalba ir atrodo, jėtus, ką tu kalbi, taip nebus, bet jie tuom gyvena ir iš to karts nuo karto kažkas, iš to naivumo, tokio, žinai, tikėjimo gaunasi, kad tu taip nusitei, žinok, mums bus krizė. O tu ten atsikeli, vaikas išmiega naktį, vyras padaro valgyt, nežinau, užsako. Ne, tai jeigu tai bus, tai, žinai, bet tu lauki tos krizės. Tu tik džiaugiesi ir kiti džiaugiasi, jeigu tu, žinai, praslydai ir viskas gerai. O jeigu tada nesidžiaugi, žinai, toksai negali džiaugtis, nes gal rytoj ta krizė ateis. Žinai, čia irgi labai priklauso koks žmogus. Tarkim, man ir lengviausiai įsivaizduoti pačius blogiausius scenarius, kažkas gerai vyksta, aš tik tai džiaugiuosi, žinai. Nors, aišku, nelaukit. Tas gelbsti. Žinau, dar apie ką pagalvojau, kad kažkaip vis tiek, kalbame apie tą savęs palaikymą, judėjimą nuo kitų palaikymo link savęs palaikymo. Kažkas, iš tokių apsauginių veiksnių galėtų būti, kad partneris nėra vienintelis, iš kurio aš tikiuosi pamatymo, pasižavėjimo, įvertinimo, pagalbos, kad pirma, tai aš pats galiu savo dalykų daug duoti, arba jeigu ne, tai paprašyti aktyviai. Kitas dalykas, aš turiu draugų, aš turiu, kažkaip kurtis tą visą pagalbių kažkokią tai sistemą. Ir tada galbūt mažiau man reikės, čia irgi toks klausimas, kiek pas mane tome santykyje yra vaikiškumo, ta prasme, kad aš noriu, kad mane pamatytų, išgirstų, apkabintų, saugumą suteiktų, o kiek aš pats galiu būti partneris, kiek aš vaikas, o kiek aš partneris. Ir kokios galbūt mano savybės padeda išlaikyti ilgalaikius santykius. Kažkaip truputį gražinti tą autorystę savo ir apie tai pradėti galvoti, kuo aš prisidedu, kuo aš galiu būti partneris ir kaip aš galiu pamaitinti savo tas vaikiškus tos poreikius, ar ne, kad manim pasižavėtų kažkas, kad mane, įvertintų kažkaip tais. Čia gal ir terapija, ateina į daugam. O kaip Rasa vaikystė, tėvų santykis tarpusavį ir tėvų santykis su vaikais padeda vaikams ateityje tapti irgi partnerių, dalyvių šeimoje, tėčių, mama, kokie bruožai tiek geri, tiek blogi turi didžiausios įtakos, sakykim. Koks gražus klausimas, tu, kad kažkaip sieji tos dalykus, kurie yra taip smarkiai susiję, terapijos kabinete mes labai akivaizdžiai tą matom, kad irgi tokia mintis, kurią kažkaip nešiojasi pastarosiom dienom, kad mes į santykį, kai ieškom partnerio, kai ieškom vyro, dažniausiai mes ieškom net
ne to žmogaus, kuris mus mylės, nors mums taip atrodo, bet mes ieškom to, kas mums yra pažįstama. Ir vat irgi tokia metafora, gal kraštutinė, bet įsivaizduokim, kad žmogus kažkaip ilgus metus gyveno kalėjime ir jam buvo tiekiama kažkokia dieta, labai ribota, skurdi, gal mažai to maisto. Ir jisai iš kalėjimo išėjęs, pilna, ar ne, pasirinkimo banketas. Ir jeigu jisai ims ir prisivalgys to, kas ant tam bankete, jam sustos skrandis, jam tiesiog nesuvirškins organizmas, skrandis neapdoros. Tai čia vat irgi kažkas apie tą patį, kad kokia buvo mūsų namuose dieta, tikėtina, kad mes labai panašią galėsim valgyti. Bet ir ta dieta namuose toksinė galėjo būti. Galėjo Tu būti. tą patį Jinai ieškai galėjo būti toksinę. labai ribota, jinai galėjo būti skurdi ir tada, žiūrėk, aš kažkaip net ir maišau truputį meilę su šaltumu, galbūt emociniu, man pažįstama, man artima. Aš žinau, kaip su to tvarkytis. Man tai nepalanku, bet aš bent jau žinau, kaip su to tvarkytis. Tai realiai turi pats, jeigu tarkim iš toksinės aplinkos išeini, tai pats turi save išsigydyti, ar ne, kad į sveikus santykius nueitum, nes kitaip turbūt paternas galėtų kartotis. Labai sunku tais terminais to, kiek ten to toksiškumo, o kiek čia tiesiog kažkokie tai bruožai, kažkokios tendencijos, kažkokios kryptis. Visi mes esame savotiškai crazy. Visi kažkiek išprotėję. Tikrai. Tikrai taip. Jeigu kažkas įgarsintų mintis mūsų galvoje, tai mūsų ekskomunikuotų visus. Tikiuosi, ne. Aš kai buvau vaikas, čia mano buvo didžiausia baimė, kad kažkas gali skaityti mintis. Galvoju, aš prisiekiu nuoširdžiai, jaudinausi, kad taip gali būti. Tai tu, kaip pati kartais juokauju, jeigu aš viską sakyčiau istorijas, ką iš tikrųjų galvoju apie kitus influencerius ir taip toliau, tai tave užblokintų. Užblokuotų visi. Man labai patinka, kaip tavo beveik visose atsakymuose atsispindi, ar pamini, kad apie mano atsakomybė, kad kokia aš galiu būti partnerė, ne nukrovimas ant kitų, ar ten lūkesčių, ar partnerių ir taip toliau, bet nes aš asmeniškai, tai man, aišku, ta pagalba buityje yra vienas klausimas, bet kitas klausimas būdavo, kad tokia nuoskauda, kad vyras niekada nesupras to emocinio krūvio, kuris tenka mamai, kad ir tos bemiegės naktis, tarkim, ten vaikas mažai keliasi, bet tu vis tiek, ir vyras gerai išmiego, o tu vis tiek būdrauji, nėra tavo gilus miegas, ar ne, tai negalima lygintis. Arba kad vyras tiesiog gali išeiti sportuoti, kada nori, žiūri, ilgiau užtrunka, nieko tokio. Tu jau ten viskas, kiekviena minutė suskaičiuota, tos laisvės, ar ne? Bet ir neįmanoma, kad jisai suprastų, nes jis nėra moteris, jis nebus tavo roliai, bet prisiminkim, kad jie daug dalykų ir nepatiria, ką mes patiriam, nepatiria nėštumo, nepatiria gimdymo, nepatiria to ryšio beprotiško mamos ir vaiko. Tai kažką duoda, kažką atima, kaip sakant. Tikrai jis negali suprast, jis niekada nesupras turbūt. Bet vėl, kaip tu sakai, mano užduotis yra pasakyti nuo savęs. Man yra žiauriai sunku, tu turbūt, tas emocinis krūvis, žinok, yra žiaurus. Ir mes negalim kontroliuoti, kokius bus jo atsakas, kaip jisai bandys kažkiek tai suprasti, bet turbūt realiau, kad supras kita mama. Taip, tai dėl to ir šnekamės mes ir pradėjom šitą podcastą, nes mes viena kitą suprantam. Plius minus vis tiek. Bet, žinai, dabar tavęs klausau, pagalvau, kad mes šnekam, jie mūsų nesupranta, bet ir mes jų nesuprantam. Juk jie lygiai taip pat tampa tėčiais, ne, mes mamos, mes nežinom, kaip būti mama, mes mokinomės. Jie lygiai taip pat mokinasi būti tėčiu ir jie daug dalykų, jų kažkokių jausmų nesuprantam. Tai abipusis yra. Bet tas jau rodo, kad tu supranti. Jau kai tu sakai tą, kad mes turbūt irgi jų nesuprantam, tu jau supranti. Kaip gražu. Tai va dabar ką, švietimas, kad aš jo nesuprantu. Galės, Andrius, kad aš tavęs, žinok, nesuprantu. Ne, iš tikrųjų, tai buvo dar vienas toks nušvietimas, kai buvom porų terapijoje ir terapeutas sėdėjo šalia, jisai priešais mano vyras, ir jisai šnekėjo ir tos pačius dalykus, ką jisai man buvo, tarkim, prieš tai šnekės, nes esam tokia tikrai daug kalbanti, komunikuojanti pora. Bet aš išgirdau, aš galvoju, tau tikrai skauda, tau šitie dalykai yra svarbus. Ir tik tada man trečias žmogus, kuris šalia sėdėjo mūsų, padėjo išgirsti šitą dalyką. Kaip padaryti, kad vaikai išgirstų?
Vaikai nebūtinai turi išgirsti, bet jie viską mato. Man šita frazė yra ir tiesiog, Okei, ir dabar papasakok aš anksčiau labai. jos kažkaip, kai tu neturi konkretaus pavyzdžio gyvenime, tiesiog graži frazė. Bet ir tu nematai to savo elgesio atspindžio, nes kol mažas vaikas, vis tiek ten visokios krizės ir panašiai. Ir tarkim, buvom kelionį čia Maljorkoj. Ir nežinau, kiek save prisimenu, kiek keliauju, visada aš išsiunčiu atvirutės. Ne lauktuvės vežamo, atvirutės. Ir mano 5-metis, būdamas Maljorkoj, eina prie atviručių stendo, jisai išrinko, ir anksčiau galvodavau, kas gali pirkti tas baises atvirutės, kur ten sumiegantis kačiukai paplūdimy ir ta kokteilis baisios tas atvirutės. Aš ten vis tiek kažkokių vintažinių, dar kažkokių ieškau. Tai va, aišku, tai pirkau tą atvirutę, nes jisai išrinko ten savo draugiai tą atvirutę, žodžiu, ir jisai parašė tą atvirutę, aš jam diktavau raides ir jisai parašė, kad tas vaikas mato, jis viską mato. Bet taip ir yra. Žinai, labai įdomus buvo pas mano sūnų darželį toksai dalykas. Jie turėjo nupiešti, čia įdomu, čia turbūt tiesiog dalis edukacijos ugdymo, nupiešti, kas yra sveiki produktai. Sveika mityba, iš ko susideda, ir jie turėjo, žodžiu, labai daug šitų žurnaliukų iš parduotuvių ir jie turėjo išsikirpti, kas duoną valgo, kas mėsytę valgo, kas daržovę valgo, ir, žodžiu, taip tą savo racioną parodyti. Ir aš ateinu ir tai pasižiūriu į savo sūnaus tą paveiksliuką ir numatau, grinai panašiai, ką mes ir valgom, ten biovelas kažkokie, žinai, kumpelis ar kažkas, taip, turim to kumpelio, ten, žinai, ten iš serijos, ten steikas kažkoks įdėtas, taip, mėgsta vaikai tą steiką, valgom tikrai, bet aš po to ir kitų pasižiūrėjau ir taip labai toks įdomus pasidarė momentas, pavyzdžiui, ir aš galvoju, ar čia tiesiog, žinai, kai vaikai paima ir išsikerpa, bet ką, ar kaip Aurija sako, jie realiai viską mato ir po to atkartoja, tai buvo vaikų, kur, pavyzdžiui, ten bandelės visos sudėtos ir toks iš karto klausimas, ar apskritai vaikas supranta, ką sveika valgyti, ar tas komunikuojama, o kitas buvo dar įdomesnis, kur buvo tik vaisiai ir daržovė sudėti, jokių baltymų, jokių kiaušinių, jokios mėsytės, ir galvoju, iš tų namų jie atsineša, man atrodo, labai daug ir mes realiai, galim pamatyti, ir aš prie ko linkstu, kad gal Rasa, tu kokių turi kaip psichologija įžvalgų, pavyzdžiui, bendrauji su vaikais, arba tokius paveiksliukus žiūrint, ar tau kažkoks jau piešiasi paveikslas, koks santykis vaiko su tėvais. Gubertą pamačius, iškart matosi, kad jūsų vaikas, jis tokių net turi, tokių ir ekspresyvus. Jo, toksai jisai jūsų vaikas, žinai, ir gali matyti, kad jisai mylimas, kaip čia drąsinamas, visai kaip palaikomas, ir už tai toks labai įdomus, guvus berniukas, žinai, bet kitą vaiką pamačius, aišku, gali būti kitos emocijos, žinoma, gali būti ir vaikas šiaip santūresnis, ir tylesnis, ir nedrasesnis, bet ar kažkokius bruožus galėtum pritaikyti, matosi, ten, o čia tėvai sportuoja, o čia tai tėvai rėkia, o čia tai tėvai duoda bandelės tik tai valgyt ir taip toliau. Jo, čia tas, kad obuolys nuo obels toli nerieda. Vaikai mūsų atspindžiai. Taip, tiek daug frazių, čia neįmanoma nuginčyti. Aišku, kad aplinka turi daug įtakos, bet aš galvoju, čia yra truputį rizikos kažkaip patikėti, kad mano, kažkaip vaiko elgesys, tą, ką jisai daro, kaip jisai atrodo, jo kažkokie bruožai, savybės, kažką pasako apie mane kaip apie mamą, arba kažką pasako apie tėvus, nuvertinant jo, kažkokį genofondą, su kuo jis atėjo. Jis atėjo į pasaulį čia su užkoduotam savo charakteriu, būdo bruožais, savybėm, ir turbūt mamos, kurios turi 2, gali šitą palinksėti, kad kokie jie skirtingi, atrodo net tų pačių tėvų vaikai, kad jie patys ateina, kažkokie tais. Ir turbūt klausimas, kas atėjo, ką man davė atrasti. Taip, koks stebuklas atėjo mūsų šeimą. Ir dar kažkaip yra apie tokius neneurotipinius vaikus. Yra rizika kažkaip labai, man atrodo, nuteisti tėvus, nes gali tikrai atrodyti, kad, nežinau, ten iš kažkokios antisocialios šeimos, o vaikas turi jautrumo, jisai jautrus. Ir tas labai matosi kažkaip per elgesio kažkokius kraštutinumus, kurie visai ne apie tai, labiau apie jo kažkokį tai. Taip, aš irgi mėgstu sakyti, kad ne mamos nuopelnas, kad šitas vaikas sėdi vežime ar ten kėdutį, nes tikrai, kaip tu apie bandelės pasakė ir sausainius, ir
gal ta mama duoda tos sausainius nors kažkiek, kad jisai to kėdutį pasidėtų ir jinai galėtų nuvažiuoti nuo taško A į tašką B. Tai ne jos, ne kitos, o kitas vaikas tiesiog ramiai sėdi. Ir aišku, kad tu neužkimšinėsi tais sausainiais. Tai tikrai ne mamos nuopelnas. Tikrai pritariu Rasai, kad vaikas atsineša labai stiprų savo genų fondą ir emocinį pasaulį, šeimą. Tai faktas, labai unikalus, aš ir pati, kai 2 vaikus turiu, tai man jie net nuo lėliukystės kitokie. Atrodo, matai, 2 lėliukai, kas gali būti kitaip su tuo lėliuku. Dėl to negalima lygintis, bet labai lygintis. Juk mamos labai lyginasi. Čia yra, man atrodo, irgi mūsų dabar visuomenės problema, tas lyginimasis. Bet, pavyzdžiui, su vaikais tai man pačiai buvo įdomu juos lyginti, bet tiesiog, žinai, tu turi patirtį. Kai buvai 2 darbuose lygintum, tai čia turi 2 vaikus. Ir toks man natūralus įdomu, man gal kad patinka statistika, patinka aiškumas, patinka faktai. Ir tada dėlioju su vienu taip, su kitu taip. O neveikia su šitu. Jo, su šitu neveikia. Aha, ką dabar daryti, nes taip tai buvo, bet toks šiaip labai įdomu, nes ta patirtis atrodo 2 vaikai, bet skirtinga patirtis. Ar tu nejauti tos skirtumų? Tai dažnai dar labai mažytė, bet jau dabar yra jau skirtumas. Jau lygini kažkiek, ar ne kažką? Taip, tai... Nes pirmas buvo daugiau verkdavo, rėkdavo, aš tas naktis prisimenu, tai tiesiog rėkimą, pilvo pūtimą, stresą, kėdutį, iš viso nešioklį užaugo vaikas, nes vežime negulėjo, o aš taip svajodavau, kaip tu pasakai, tai ką, ten sėdi saulutė, aš džiaugiesi, galvoju, aš tai laisvės alėjai, po prakaitų būdavau, mano draugė kabutė sėdi geria, nes kartu, tuo pačiu metu, panašiu metu pagimdėm, nes jos mergytė ramiai sėdėdavo vežime, o aš ten visą šlapę. Čičiuodavai. Ir tai dabar, kadangi ramesnė mergaitė, tai man iš viso, aš podcastus įrašinėjau, masažus užsirašau ir panašiai. Ir ne nuo manęs priklauso. Aišku, sako, kad, tai tu ramesnė antrą kartą mama, vyresnė ir panašiai. Čia loterija gal dar su... Manau, kad tikrai ir tie vaikai yra skirtingi. O kaip yra, Rasa, papasakok, esu girdėjus tokį dalyką, kai yra daugiau negu vienas vaikas šeimoje, kad jie tampa 1 vaikas, 2 vaikas, 3 vaikas net ne dėl to, kada jie gimė ir ne kuris jie vaikas yra šeimoje, bet kad tėvų projekcija juos yra, va čia jauniausias, čia vyriausias, čia mergaitė, čia berniukas, ar kažkokios tendencijos yra žalingos, nežalingos, ką tėvai valingai, nevalingai padaro, kad tas vaikas, kaip sako, viduriniam labai sunku ten, arba jauniausias tai labiausiai išlepintas. Čia tokie stereotipiniai, bet iš tiesų kažkaip kitaip gal elgiamės, aš ir pati jaučiu, kad, mergaitė, antra, jaunesnė, toks, tarsi atrodo nusileidi, bet aš jau net kartais ir sūnui sakau, nežinok, dabar, negalim nusileisti, sakau, nes, mums nereikia dar vienos krentančios karalienės ant žemės. Kai yra dėl nieko, kai buvo aiškus susitarimas ir nepatiko rezultatas. Bet toks atrodo, pagailam, tokia miela, graži mergytė, taip verkia graudžiai ir taip atrodo, jaunesnė, atrodo viską jai atiduotum. Bet ar mes ne patys po to padarom tos 1 vaikas, 2 vaikas, 3, 4, kiek jų ten yra? Aišku, kad padarom, bet gal ir gerai, kad padarom. Tiek pasaulis. Man atrodo, neįmanoma nepadaryti. Ta įvairovė yra būtina. Evoliucija taip daro, kad visi būtų skirtingi. Ir eiliškumas gimimo, ir tėvų, kokie jie tėvai su pirmu vaiku ir su paskutiniu. Vaikai šeimoje gali turėti kardinaliai kitokią patirtį su tais pačiais tėvais. 1, 2 ir 3. Turbūt, kad irgi terapijai susidintum 3 ir galvotum ne apie tos pačius tėvus kalbą. Tai mes taip su broliu darom. Tarp mūsų 16 metų skirtumas tai irgi didelis, tai tėvai pasikeitė per tą laiką, bet mes tiesiog, aš sakau, kur mano tėvai, sakau, ką tu su jais padarei, nes jisai kalba, sakau, man už tokius dalykus, sakau, aš nežinau, sakau, namie turbūt uždaryta būčiau, kaip tu, normaliai. Bet skiriasi finansai tėvų, kas buvo prieš 16 metų, dabar požiūris. Amžius irgi jie matyt. 1 vaikas tai jis ir buvo vienintelis vaikas, jis pajautė, ką reiškia būti vieninteliu vaiku. 2 vaikas niekada gyvenime šito nepajaus, nes viskas yra dar vienas žmogutis draugas. Tai ir paskutinis vaikas yra vienintelis paskutinis vaikas. Tai tam viduriniam toks gaunasi nieko nepatyrė, nei būt paskutinis. Nežinau, aš 2 vaikas. 2 ir paskutinis labai patenkinta. Jo, bet man atrodo, čia svarbu ir tas momentas, kad apie kažkokius tokius sužeidimus, skausmą, kažkokį įsiskaudinimus, net ir traumas, kai eina kalba, niekada nebūna vienpusiškai tik trauma. Visada būna ir kitas polius, kažkokie
pažadinti resursai, kaip su tuo sužeidimu tvarkytis. Nežinau, žmogus, kuris galbūt turėjo labai labai griežtus, nežinau, kažkokius tai tėvus ar ten ar ne, kažkokį tai agresyvų griežtą santykį, gali jisai labai atjaus kitą ir jisai galės suteikti kažkokio labai švelnumo ir atjautos, pats patyręs, ką tai reiškia. Tai, kažkaip visada iškyla kūrybiniai kažkokie resursai, kažkokie būdo bruožai ir savybės išryškėja, kaip su tuo tvarkytis. Tai niekada vienpusiškai negalim kalbėti apie kažkokius tai, modelius, kuriais augina kažkokiais būdais. Ką galėtum, ne tai, kad palinkėti, bet kad norėtum, kad žinotų tos moteris, kurios neseniai, tarkim, tapo mamomis ir jaučiasi save praradusios. Esi girdėjus tokį, kad mama sako, va, nežinau, kas aš esu, nes save tik tai jau pozicionuoja, kad mama, aš esu mama ir tik viskas apie vaiko poreikio atliepimą. Apie savęs kažkokį praradimą, ne? Jo, kažkaip, klausčiau kažkaip ir su tokiu smalsumu, turbūt, kad skatinčiau, kažkaip bandyti atsakyti, ką aš tam prarandu, ir kas tie dalykai, kuriuos aš prarandu, ar aš tikrai save prarandu. Įsivardint, ar ne? Ką aš prarandu, nes su praradimu visada ateina atradimas. Aš galvoju net ir apie tą momentą, kai tu sakai, kad ant saulytės stumdau vežimą. Kokia yra prabanga turėti tokią patirtį, kad tu esi kažkuo kitu, tu visą laiką važiavai tais pačiais bėgiais, tu galbūt ir nuvažiuotum, net nepagalvojus, ar čia tavo bėgiai, o staiga tave sustabdo, išima ir leidžia tau paklausti, ar čia tikrai tavo, ar čia tikrai tu. Neišsigąsti to jausmo, kad aš kažką prarandu, kas ten dūžta, kas ten byra, gal ten kaukės, gal ten kažkoks fasadas, kažkokie nereikalingi dalykai, labai daug visko nubyra, leisti nubirėti ir pažiūrėti, kas ten gimsta, ką atrandam, kaip fainai turėti tą patirtį galėti pabandyti kitaip. Taip, iš tikrųjų, vyrai neturi tokios dovanos gyvenime, kad moteris, kai išeina motinystės atostogas, tu turi pertrauką tarp savo darbų, nežinau, bet draugų. Yra vyrų, kurie išeina. Jo, nenoriu absoliutinti, bet dauguma vis tiek moterų turi tokį ir tu gali ją pakartoti ir antrą kartą ir trečią ir vėl keisti tą savo trakusą gyvenimo. Bet yra Lietuvoje, kas išeina ar ne, pasiskirsto, kad moteris labai pakankamai greitai grįžta į darbus ir vyrai tame būna ir kitas atvejis būna, kad galbūt su antru ar trečiu vaiku, kaip ir Aivara pasakojo ir Danijoje, taip yra, kad patirtų tai, reikia ir jiem duoti patirti tai, jeigu jie nori, bet kitiem tiesiog galbūt nebūtinai tas yra reikalinga, bet Rasa, kaip tau atrodo dabar, čia visur skamba šitą temą, mes irgi saurė vis bandom paliesti gimstamumą, ne tik Lietuvoje, bet labiau gal apie Lietuvą galima orientuotis, kaip manai, kokie psichologiniai aspektai deda, nežinau, kaip čia abejonės, sunkumus, ar tiesiog užkerta kelią gimstamumo didėjimui. Labai platus klausimas. Ir dar kaip tik draugiai rašiau žinutę garso. Sakiau, taip, įgarsinti. Galėčiau įgarsinti trumpai. Buvo ir keiksmažodžių ir sakiau, tie, kurie skatina gimstamumą, jie turėjo 2 vaikus, tie, kurie dirba ties tuo ir nori skatinti tą gimstamumą. Tegul pirmą paturi ir tada skatina. Tai čia juokas juokais, bet mes kažkaip visi suprantam, kad yra nelengva. Kažkaip, kad vaikų auginimą, motinystėje yra kančios. Ir koks santykis mano su kančia. Gali būti, kad čia kažkas yra apie tai, prieš turint vaikus žmonės kažkaip nujaučia, apie tai galvoja ir... Bet atrodo, net anksčiau žmonės tos kančios turėdavo gal ir daugiau, ir karai ten, ir ligos ten. Jie turėjo ryšį su ją, kančia buvo pažįstama. Ir tada... Mes atitolę nuo jos, ar ne? Mes neturim, mes užaugam, žinai, ir mes jau, tai mes perteklyje, taip. Nes mums nėra nei šalta, nei, žinai, nei maisto trūksta, nieko.
Kažkaip bet ką tu darai, kai tu susiduri su ta kančia, ar tu išsigąsti ir bėgi ir tikrai nesusitvarkysiu, subyri, ar tu kažkaip sakai, ne, aš turiu resursų, turiu ir tas padės, ir tas Čia padės, etapas. ir savy, kažkaip apie kažkokius vidinius resursus, apie kažkokį tai pasitikėjimą, tikėjimą ir nuolankumą, kad yra dalykų, kuriuos galiu kontroliuoti, yra kuriuos negaliu kontroliuoti, bet irgi santykių su kažkokia nežinomybė, nenuspėjamumu. Labai labai daug dalykų. Ir galiausiai, jeigu tikrai labai baisu ir jeigu tikrai nenoriu ir nereikia, man atrodo, kad tai nėra būtinybė šiais laikais turėti vaikų. Jeigu norim, kad neišnyktų mūsų tauta. Tu padarytum, kad būtų privalomybė. Kaip ir. Ne, aš tik už save atsakau. Tikiuosi dar bent vieną. Jau tu įgarsinai kelis kartus, tai aš manau, kad tau manifestacija tikrai turi Taip, aš labai tikiu manifestacijom, tai 3 vaikai. Labai gerai. O Rasa, dar sakyk, dar prieš prieinant turime tokį blitz klausimų sesiją, tai tikiuosi sutiksiu sudalyvauti, bet toks paskutinis gal būtų tavo pamastymas, ar yra kažkoks stereotipas apie psichologiją, kas tave labai erzina. Kaip žmonėm atrodo, gal taip nėra, vis tiek tu toj temui gyveni, dirbi, analizuoji, ar turi tokį? Aš turbūt labai daug turėjau, kas mane žiauriai erzindavo ir taip jaučiu, kad kuo labiau kažkaip mokaisi, pažįsti, apie ką tai yra, tuo mažiau dalyko erzina. Kažkaip... Susigyveni, priemi. Man gal nereikia taip smarkiai, kad visiems reikėtų tos psichoterapijos ir kad visiems patiktų. Kažkaip ramu, kad tai nesakai, kad mano vyras nėra psichoterapeutas, bet jisai sako, visiems turi būti privaloma lankytis pas psichoterapeutą. Tai nemanau, tikrai nemanau. Manau, kad yra daug skirtingų. Gerai, turėsiu argumentą. Per podcastą sakė šiaip, kad ne visiems reikia. Ne visiems ir tinka. Bet kokį turėjai anksčiau, pavyzdžiui, gal turi kažkokį palyginimą, kur tau būdavo stereotipas, kuris tave erzino, bet su praktika... Turbūt esam girdėję visų tų, kur tik tai sėdi ir linksi, kur tik tai klauso ir nieko nesako, kai tu žinai, kiek vyksta visko už kadro. Bet, man atrodo, nesam atsakingi už tą, ką žmonės galvoja, jie tikrai gali galvoti, prašau. Taip. Tai ką, pasiruoškime blitz klausimams. Tau reikia visiškai neapsikrauti, per daug negalvoti, tiesiog intuityviai atsakyti. Vieną iš 2 tiesiog pasirinkimas, labai paprastas. Kava ar miegas? Kava. Rutina ar spontaniškumas? Rutina. Atvirumas ar privatumas? Atvirumas. Karjera ar šeima? Ir reikėtų rinktis. Both. Vieno reikia. Šeima. Tobulumas ar pakankamai gerai? Pakankamai gerai. Ryto rutina ar vakaro ritualai? Ryto. Santykiai po vaikų, romantika ar logistika? Logistika, 100%. Susitvarkysiu pati ar prašau pagalbos? Prašau pagalbos. Vienas labai žiaurus, dar vienas vaikas, ar naktis išsimiegoti? Gal naktis išsimiegoti. Šitam. Tai Rasa, tau reikia eiti į tą komisiją, darbo grupę, kas planuoja čia didinti Lietuvoje gimstamumą, nes turiu 2 vaikus, tai kaip ir pritariu, kad turi... Tai 3 eina. Taip, visas turim po 2 vaikus. Turi kurti, nežino, kur skauda, žinai, kur tos problemos yra. Ko palinkėtum Lietuvos moteriam, kur yra pasimetus motinystėje, tarp motinystės, karjeros, šeimos, balanso. Bet kažkaip ta mintis man užsilikus, kur tu irgi kažkaip užakcentavai, kad daug jos turi, tos, kur ir apie darbą galvoja, ir apie vaikus, kad jos daug turi, kad jos gerai varo, kažkaip norisi palaikyti, norisi pasakyti, kad tu gerai, tu faina, tu daug darai, pasidžiaug kažkaip tuo, pamatyk save, kiek aplink tave yra dalykų. Ir apie lūkesčius turbūt, kad švelnesnių truputį lūkesčių savo. tą vidinį balsą į tokį draugiškesnį, kaip su draugė, o ne kaip su kokiu, ne teroristas, kad ten kalbėtų viduje draugas. Ir dar, kai tu blitz klausimą apie romantiką ir logistiką,
dar vien papildomas blitz klausimo. Kaip manai, ar egzistuoja romantika motinystėje, kai gimsta vaikas? Ne, manau, kad neegzistuoja ir manau, kad tai yra žiauriai nepadeda romantikos lūkestis, romantikos iliuzija. Aš kažkaip apie realumą labiau galvoju, kuriame irgi yra grožio, man atrodo, ir tikrumo. Ir kad etapas, ta romantika jau sugrįž, tikėkimės. Ir mes ir partneriai. Tai labai ačiū. Tas jaunatviškas. Savo jau pervadinsim podcastą Popietė su Greta, kur žinai apie kartų skirtumus. Tai ačiū labai, Rasa, kad skiri laiko, kad tikrai šitą podcastą pati klausysiu kelis kartus ir tiesiog stabdysiu ir užsirašysiu tam tikras frazes tavo. Tu labai moki pateikti dalykus įdomiai, bet ne per sunkiai. Labai ačiū, kur labai moki komplimentų sakyti. Aurė yra komplimentų tikrai sakyti. Aš tai dar negaliu atsižiūrėti odosios, jeigu ten aš jau pastebėjau. Reikės pašnekėti apie tą botoksą viską. Gamta, genofondas. Genofondas, tai dėkinga tėveliam. Gerai, ačiū. Tai ačiū tau. Ačiū, kad klausėt. Lauksim jūsų labai komentarų, pagirų, papildymų, pasiūlymų apačioje. Tai ačiū iki. Kamanės. Tai balsas mamoms, moteriams ir visoms, kurios bando suspėti.